Kauno miesto valdžia išdrįso pasipriešinti galingai bendrovei City Service. Po kaip įtariama neskaidriai laimėto viešųjų pirkimų konkurso, su įmonė neketinama pasirašyti sutarties dėl savivaldybė priklausančių socialinių būstų administravimo. Siekiant išsiaiškinti galimą aferą, kreipėsi į prokuratūrą bei specialiųjų tyrimų tarnybą. Apgriuvęs ir varganas Kauno savivaldybė priklausantis socialinis būstas, kurio eksploatavimas mažai kontroliuojamas buvusiam Rubikonui, dabar persivadinusiam Inukor įmonių grupe, buvo skanus kąsnelis. Mat jį keletą metų administravęs bendrovė priklausantis City Services pasibaigus sutarčiai turėtų pozicijų užleisti neketina. Naujajame viešųjų pirkimų socialinių būstų administravimų paslaugų pirkimo konkurse iš 5 pretendentų dalyvavo net 3 įmonės priklausančios Inukorui. Vos ne paskutinę minutę joms pasitraukus, nugalėtojų tapo brangiausiai už savo paslaugas prašantis City Services. Tačiau įtarus, jog pergalė pasiekta neskaidriai, miesto savivaldybė sutarties su nugalėtoju pasirašyti neketina. Konkursas įvyko ir tam konkurse man kilo labai daug abejonių, kadangi dalyvavo keletas kompanijų. Iš tam tikrų šaltinių aš gavau informacijos, kad kai kurios kompanijos yra susijusios ir tos kainos, kurios buvo pasiūlytos mažesnės, nuo 18 ten 20 kelių centų, bet šitom kompanijom pasitraukus dėl neaiškių priežasčių, liko kompanija, kuri pasiūlė patį didžiausią kainą, tai yra 33 centus City Service. Manau, kad iš tikrųjų tai yra toksai galbūt ir gėdingas tų kompanijų susitarimas. Dėl šių priežasčių aš ieškau galimybių, kaip šitos sutarties teisiškai nepasirašyti, kad apginti mūsų piliečių, mūsų kauniečių interesus. Dėl galimų konkurse dalyvavusių įmonių susitarimų kreiptasi į prokuratūrą ir specialiųjų tyrimų tarnybą. Viešoje erdvėje senokai sklando kalbos, jog minėta bendrovė galimai proteguoja 2 savivaldybės tarnautojos – turto departamento direktorė Virginija Žuromskaitė ir turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Kaulakytė. Abejojant, jog tai galbūt buvo daroma jų pačių iniciatyva, teisėsaugos tarnybų prašoma išsiaiškinti, kieno užduotis jos galimai vykdė. Kad buvo vadovautasi kai kurių miesto politikų ar net centrinės valdžios atstovų nurodymais, net nebejojama. Jeigu prokuratūra nustatys, kad tai yra susitarimas, už to slypi korupcija, tai be abejo aš manau, kad dėl didelių pinigų nemaži žmonės ir mušasi. Jei sutartis su City Service nebus pasirašyta, šis greičiausiai savo teisumą pasistengs įrodyti teisme. Ar neseniai pradėjusiai dirbti naujai Kauno politikų kadencijai pavyks pažaboti galimai nesažiningą verslininkų veiklą, kol kas atsakyti esą sudėtinga. Jeigu verslininkai rodys, kad savivaldybė neteisi, tai tikriausiai savivaldybė bus priversta pasirašyti, bet aš manau, kad administracijos užduotis savivaldybės yra surinkti visą informaciją, pateikti ją, ką daro dabar politikai iš savo pusės ir specialiųjų tyrimų tarnybai, ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, ir prokuratūrai. Tai kad ir pati administracija šitą darbą dirbtų ir pateiktų medžiagą taip ir konkurencijos tarnybai, kad niekam nekiltų abejonių, kas čia vyko. Jeigu, aišku, bus iš valdininkų pusės, tų jūsų minėtų anksčiau valdininkų pusės, pateikiama informacija tokia, kad mes nieko nežinom, mūsų supratimu čia viskas gerai, tai aišku, savivaldybė praloš ten tos teismus ir bus priversta pasirašyti tokiom sąlygom sutartis. Bet mes čia atėjom ne dėl to, kad užimti tas kėdės, bet atėjom dėl miesto gyventojų interesų, tai mes norim, kad gyventojai mokėtų tikrai mažiau ir savivaldybė tikrai mokėtų mažiau. Kauno gatves